Paskelbus konkursų nugalėtoją, susisieksime su formoje pateiktų kontaktiniu asmeniu. Toliau įvyks keli susitikimai tiek nuotoliu, tiek bent jau vienas gyvai arba su IT personalu arba įmonės vadovu. Pradėsime onboardinimo procesą, kuris užtruks apie 1 dieną, kai kuriais atvejais gali užtrukti 2 dienas. Pirmąjį mėnesį vyks pagrinde darbas su IT skyriumi, bus dėliojamos taisyklės, bus atliekamas labiau monitoringas, kad mūsų tikslas yra nepakenkti jūsų darbui, jūs apsaugoti. Tai pirmasis mėnesis labiau stebėjimas ir visų sistemų konfiguracija. Pirmo mėnesio matysis jau kažkoks aiškesnis vaizdas, pateikiamas ataskaitos tiek IT skyriui, tiek vadovams įmonių. O jau antrą mėnesį jau pradėsime paleidinėti prevencinės priemonės ir nuo to jau pradės matytis iškėtų saugumo rezultatai, matysis užkirstos atakos, atlikti darbai.